Taigi šiandien aš kalbėsiu apie dziudo taisyklių raidą, kaitą ir įtaką pačiam dziudo. Šiandien aptarsiu apie dziudo taisyklių raidą, tarptautinės dziudo taisyklės ir olimpinis pripažinimą, dziudo taisyklių kaitą, strategijos pokyčiai dėl taisyklių keitimo, taisyklių įtaką pačiam dziudo taisyklių pokyčius ir jų poveikį sportui. Taigi, dziudo tai japonų kovos menas ir sporto šaka, sukurta Džigoro Kano XIX amžiaus pabaigoje remiantis tradiciniais džiudžitsu kovos metodais. Nuo pat savo atsiradimo dziudo nuolat keitėsi ne tik kovos technika, bet ir taisyklės, kurios turėjo didelį įtaką šios sporto šakos vystymuisi. Šiame darbe nagrinėsime dziudo taisyklių raidą, jų kaitą bei kaip jos paveikė patį dziudo, paversdamas jį populiariausia olimpinė sporto šaka. Džigoro Kano. Kai Džigoro Kano 1882 metais sukūrė dziudo, jo pagrindinis tikslas buvo pritaikyti tradicinės japonų kovos technikas saugioms treniruotėms ir varžyboms. Ankstyvosios dziudo taisyklės buvo paprastos. Kovotojai turėjo atlikti efektyvius metimus ir imobilizuoti priešininką. Kano atsisakė pavojingų džiudžitsu technikų, tokių kaip smūgiai ir laužimai, į mažus sąnarius ir sukūrė sistemą, kuri skatino techniką ir strategiją, o ne brutalią jėgą. Tarptautinės dziudo taisyklės ir olimpinis pripažinimas. 1951 metais buvo įkurtas Tarptautinis dziudo federacija, kuri suvienodino taisyklės ir nustatė pagrindinius dziudo varžybų principus. 1964 metais dziudo tapo oficialia olimpinė sporto šaka Tokijo olimpinėse žaidynėse. Todėl taisyklės buvo dar labiau standartizuotos, kad sportas būtų aiškesnis tiek teisėjams, tiek žiūrovams. Saugumo priemonių įvedimas. Augant dziudo populiarumui, taisyklės buvo tobulinamos, kad sumažėtų traumų rizika. Pavyzdžiui, draudžiami pavojingi metimai, kai kurie metimai galintys sukelti rimtus sužalojimus, buvo uždrausti arba ribojami. Pavyzdžiui, kavazų gaki ir kiti pavojingi kojų užsukimai. Augant dziudo populiarumui, taisyklės buvo tobulinamos, kad sumažėtų traumų rizika. Pavyzdžiui, laikinas kovos stabdymas. Buvo įvestos griežtesnės taisyklės dėl medicininės pagalbos suteikimo ir kovos stabdymo traumų atveju. 2010 metais uždrausta rankomis laikyti priešininko kojas, pavyzdžiui, kabančios kojos technika. Tai privertė sportininkus labiau koncentruotis į klasikinius metimus ir sumažino imtynių stiliaus kovos įtaką dziudo. 2017 metais sumažintas šido įspėjimų skaičius, kuris gali lemti diskvalifikaciją, siekiant skatinti aktyvesnę kovą. Dziudo taisyklių kaita padėjo šiam sportui tapti patrauklesniam žiūrovams ir televizijai. Kova tapo aiškesnė, dinamiškesnė, o teisėjavimas tikslesnis. Be to, sugriežtintos taisyklės leido sumažinti traumų riziką. Todėl dziudo tapo prieinamesnis visiems amžiaus grupių sportininkams. Taisyklių kaita pačiam dziudo treniruočių metodų evoliucija. Taisyklių pokyčiai paskatino ir naujų treniruočių metodų atsiradimą. Sportininkai dabar skiria daugiau dėmesio greičiui, taktikai ir technikos tikslumui. Taip pat treniruotėse daugiau dėmesio skiriama tačivaza, stovimos pozicijos technikoms, nes kai kurios nevaza kovos ant žemės strategijos buvo apribotos taisyklėmis. Per pastaruosius dešimtmečius įvyko keli svarbūs dziudo taisyklių pokyčiai.
2010 metais uždrautas tiesioginis rankų paėmimas už kojų. Iki 2010 metų sportininkai galėjo naudoti imtynių tipo technikas Morotagari, Kataguruma su kojų laikymu ir kiti. Šis pakeitimas buvo įvestas siekiant išlaikyti dziudo skirtumą nuo imtynių ir skatinti stovimą kovą. Poveikis. Kovos tapo vertikalesnės, mažiau dominuoja imtynių stiliaus atletai, o technikos kaip Seoinage ir Uchimata tapo populiaresnės. Anksčiau egzistavo 3 taškų vertės – Juko, Vazari ir Ipponas. Juko buvo panaikintas, o dabar taškai skaičiuojami tik Vazari ir Ippon. Poveikis – tai kovos tapo aiškesnės žiūrovams, tačiau sportininkams reikėjo keisti strategijas, nes nebebuvo galima laimėti kovą surinkus daug mažų taškų, tai yra Juko. Iki tol, jei po pagrindinio kovos laiko buvo lygiosios, per pratęsimą sportininkai galėjo laimėti surinkę daugiau taškų, dabar kovos tęsiamos be laiko limito iki pirmojo taško. Poveikis – didesnis fizinis krūvis atletams, nes kai kurios kovos trunka ilgiau negu 10 minučių, o sportininkams reikia išlaikyti didelę ištvermės lygį. Jei anksčiau 2 Vazari reiškė pergalę, kaip Ippon, dabar kai kuriose situacijose reikalaujama, kad antrasis Vazari būtų atliktas sklandžiai ir techniškai. Poveikis – sumažėjo atsitiktinių pergalių, kurias sportininkai gaudavo dėl 2 silpnesnių metimų, todėl dabar atletai dažniau siekia aiškaus Ippon. Kaip taisyklių pakeitimai paveikė dziudo kovos stilių. Taisyklės stipriai koregavo dziudo strategijas. Daugiau vertikalaus dziudo, ankstesni metimai su kojų laikymu buvo labai efektyvūs prieš aukštus ir stiprus atletus, bet jų uždraudimas privertė sportininkus daugiau naudoti klasikinės technikas kaip Uchimata, Haraigo, Shitai Toshi. Japonijos dziudo tradicija, kur dominuoja stovimas metimų technikos, tapo dar stipresnės. Didesnis dėmesys ištvermei. Nuo tada, kai buvo įvesta auksinio taško taisyklė, kai kurios kovos trunka ilgiau nei įprastai, todėl sportininkai daugiau treniruojasi ištvermei. Atletai turintys stiprią fizinę ištvermę, pavyzdžiui, prancūzas Teddy Riner, dominuoja ilgose kovose. Greitesnės kovos ir didesnis dinamiškumas. Naujos taisyklės riboja pasyvią kovą, šitų skiriamas greičiau. Todėl sportininkai turi aktyviau atakuoti. Daugiau pergalių pasiekime greitesniais metimais, o nelaukiant priešininko klaidų. Didesnis dėmesys taktikai ir strategijai. Kadangi mažiau būdų laimėti per mažus taškus, Juko panaikinimus, sportininkai turi kurti geresnės strategijas kiekvienai kovai. Kovos tapo mažiau gynybinės ir labiau orientuotos į aiškius pergalių metodus. Kaip tai paveikė dziudo varžybų rezultatus? Tradicinės dziudo šalys – Japonija, Prancūzija – sustiprėjo. Japonijos dziudo atletai visada buvo stiprūs stovimoje kovoje, todėl naujos taisyklės jiems palankios. Prancūzija ir Pietų Korėja taip pat išnaudojo naujas tendencijas, kurdamas atakuojančias. Sunkesnė padėtis imtynių pagrindu sportininkams. Anksčiau imtyninio stiliaus dziudo kovotojai, pavyzdžiui, Rusijos ar Gruzijos atstovai, galėjo lengvai naudoti kojų laikymą ir jėgos metodus. Po naujų taisyklių jiems teko daugiau prisitaikyti prie klasikinio dziudo stiliaus. Olimpinių žaidynių pokyčiai. 2020 metais Tokijo olimpiadoje pirmą kartą įvyko komandinės dziudo varžybos, kurios reikalavo daugiau strateginio mąstymo ir komandinio suderinimo. Naujos taisyklės padėjo japonams laimėti dar daugiau aukso medalių. Apibendrinimas. Dziudo taisyklių raidą nuolat keitė šio sporto pobūdį, siekiant didesnio saugumo.
dinamiškumo ir žiūrovų įsitraukimo. Nuo Džigoro Kano sukurtų pradinio dziudo principų iki šiuolaikinių tarptautinių standartų taisyklės buvo koreguojamas, kad skatintų aktyvią ir technika paremtą kovą. 2025 metais sugrąžintas Juko įvertinimas bei kiti pakeitimai suteikė kovoms dar daugiau strateginės įvairovės. Asmeninė patirtis parodė, kaip svarbu prisitaikyti prie šių pokyčių ir nuolat tobulėti. Taisyklių evoliucija ne tik keičia dziudo kovo eigą, bet ir daro įtaką treniruočių procesui bei sportininkų meistriškumui. Šaltiniai ir ačiū už dėmesį.